Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus. Prabėga paukščiai ir pakvimpa rytas. Atrodytų toks pats, kaip tūkstančiai matytų. Tik mirti regis dar labiau nesinori, minutę dar gyventi, atsikvėpuoti oru. Idėja pati gimė, aišku, senokai, bet, nežinau, gal iniciatyvos, arba, sakyti, mažai patirties buvo dėl suorganizavimo. Ir po rekonstruktorių to vadinamo Alekaro prie Malūno, tai nusprendėm, kad vis dėlto reikia tą žygį padaryti ir, sakysim, su Alvydo Tamošiūno mintim, mano praktika, patirtim ir įgyvendinam. Praeitais metais pirmas žygis vyko, matau, kad šis metais tikrai vyks ir antras jau. Lyginant su pernai, dalyvių susidomėjimas didesnis ar mažesnis? Taip, žymiai didesnis. Žymiai didesnis? Žymiai didesnis. Žymiai didesnis. Jeigu praeitais metais užsiregistravo internetu 400, tai šiais metais beveik 600. Ir praeitais metais su registracija baigėm, tai buvo 670 dalyvių. Tai šiais metais jau yra virš 500, bet dar galo nesimato, registracija vyksta pilnumoje. Ir kas įdomiausia, tai galbūt neįdomiausia iš tikrųjų, kas toksai gražus, gal svarbu jo, tai kad užsieniečių yra iš tikrųjų, kaip minėjau, ir turkų, ir čekai, ir iš JAF yra jau. Iš kur jie tokie atsirado? Čia, sakysim, čekai tai kariškiai, o šiaip kitos valstybės, tai tiesa ir Šveicarijos yra kariškis vienas, o šiaip studentai. Jaukimas, šalnas, gano švino dukras, kulkas, klajūnė, lenkėsi jai žemai, 8 karžygiai, žiedai. Atvykom su komanda dalyvauti iš Baisogalos į naktinį žygį, pagerbint miško brolius. Klausyk, tai kiek žmonių yra? Tokie baukštus kareiviai tavo pabėga, mes tik pradėjom filmuoti, jie iškart pabėga, nepabėgs savo iš kelionės, be žygio. Nemanau. Anais metais žygiavom beveik 700, šiais metais planuoju apie 800, tai tikiuosi visi pabaigsim žygį. Kelintą kartą jau žygiuoju, patinka ir šis žygis antrasis, kaip sakant, vykstantis Baisogalą ir Radviliškis ir nusprendžiau ir antrą kartą dalyvauti, patiko, labai šauni programa ir tikrai vyrai pasistengė organizuodami šitą žygį. Kaip matote, daug uniformuotų vyrų, skirtingų kariuomenių, viskas labai šaunu, labai puiku, labai patinka šitas žygis. Mes atvykom iš Ruklos, Juozo Lukšos mokymo centro, mūsų komanda yra 9 žmonės, kai kurie iš jų jau antrą kartą ėjom pernai, patiko, geras renginys. Sugalvojame dar kartą paminėti sukilėlių kelius. Tai tiek. Labai puiku, labai gerai. Kiek
atrodo, ar čia daugelis gal neapskaičiuoja savo jėgų, kaip reikėtų ruoštis gal tokiam Čia žygiui? rytoj šitą pasimatys. Bet šiaip, iš tikrųjų, ar tokiam žygiui 50 km reikia? Tai aišku reikia. Čia bet kas, aišku, tikrai nepraeitų, turi būti pasiruošę. Kariai visi praeis, aš esu tikras, ypatingai iš sausumos pajėgų tikrai visi praeis. Šito dalyko, šito tikrai galiu garantuoti. O šiaip tai aišku reikia ruoštis, nebijotinai. Aišku, džiugu, kad tai yra vis tiek tam tikras istorinės atminties puoselėjimas, išsaugojimas būtent. Ir ypatingai džiugu matyti, kad tiek daug jaunimo, kurie irgi būtent tas idėjas persims, būtent ir atsimis, ir dalyvavimo savo, ir nebijotinai dėl ko čia jie dalyvauja. Žygė dalyvauju antrą kartą ir patinka. Vėliau sakyk, negazina kilometrai, šaltis, naktis? Ne, esame jau papratę, tikrai dalyvaujame daug žygių ir įdomu. Kaip tu galvoji, vis tiek esi jaunas žmogus, ar aktualus ta istorija, ar tai yra svarbu šiandien? Manau taip aktualu, nes nedaug kas šiaip reikia skleisti tas istorijas, žinias visas, nes nelabai daug kas žino. Lietuviai mes mylime mišką, pilką akmenį paukštį naktiniai, sūrių gintaro lašą ištryškusi, iš tos vietos, kur skauda tėvynei. Lietuviai mes garbinam mišką, dainomis laužo dūmą svajonėmis. Laidą remia Šiaulių techninių apžiūrų centras. Jei abejojate dėl savo automobilio, atvykite pas mus.